Labas rytas visiems, gero šeštadienio. Šiandieną pradedam naują seriją. Serija bus, manyčiau, įdomesnė apie Ramą. Ramą 19 metų, limited komplektacijai. Parodysiu, kaip jį nupirkom, kaip laimėjom aukcioną. Po to parodysiu, kaip iškrovėm jį muitinės sandėliuose iš konteinerio, kaip procesas visas vyko. Po to parsivežėm jį čianai. Užsivedėm, užsivedė ko puikiausiai, paaiškėjo, kad Amerikoje buvo pavogti katalizatoriai, užsivedė kaip tankas, tikrai dirbo įspūdingai, kas sekat Instagram'e mane, tai jau turbūt matėt, ar Facebook'e, tenai buvau įkėlęs, ir sutvarkėm pakankamai greitai, nupirkom tam Ramai visą sudaužytą šoninę skardą iš Signedos, ir viską airis pervirino, pakeitė, kūzavą patį nukėlėm nuo rėmo, perdažėm ir visas šitas reikalas bus šitoje serijoje. Tai geros jums peržiūros ir nepamirštat, jeigu kam reikia automobilio iš Amerikos ar reikia remonto, pereinat pas manęs į puslapiuką, US Auto Import, va čia nuorodą kaip tik pridėsiu viršui, pereinat į puslapiuką, pasižiūrit, išsirenkat mašiną, jeigu reikia rezervuojatės remontui laiką, sutvarkysim, galim iki raktų sutvarkyti, parvešim iš bet kurio Amerikos galo. Tai tiek ir geros jums peržiūros ir iki. Turim Ramą tokį įdomesnį variantą, gal aš jums pabandysiu jį parodyti, to aš nusikopinu jo lotą. Čia daug visko atsidaręs, jisai yra, stovi pas manęs svetainėje, žiūrėkit, toks ramukas, su tokiu daužimu, iš šono. Ir bandysimės jį laimėti už $16 000. Tai, manyčiau, turėtų pasisekti, čia žmogus pats išsirinko, jam patinka visa jo komplektacija, kaina, žiūrėkit, irgi galima apsiskaičiuoti pas mane svetainėje, jeigu 16 000 įvesim. Tai jums skaičiuoklė iš karto rodys kainą, reikia pasirinkti dabar kėbulo tipą, čia suvas yra, didelė mašina, tai jinai bus siuntimas brangesnis nei standartiškai, $26 188. Čia yra visa kaina doleriais. Tai einam į aukcioną atgal, kol mes jo nepramazinam, hebra, jeigu kam reikia mašinos, einat usautoimport.lt, įdėsiu nuorodą, pasižiūrit, o aš dabar einu žiūrėti. Kaip manot, laimėsim ar ne? Dabar stovi mano 15,5 kaina ir mano maksimalus statymas 15,5. Pas daug, kad tarp kitko klausimas yra. Jeigu aš pastatysiu visą, tarkim, kainą, kokią maksimum norėčiau statyti, tarkim 10 000 ir iš karto jūs visą ir pastatysit. Hebra, vyksta viskas taip, aš pastatysiu visą iš karto. Bet tai nereiškia, kad mes už tiek ir pirksim. Kaip dabar, žmogus buvo pasakęs 15,5, yra pastatyta 15,5. Bet dabar kaina stovi 14,5. Jeigu kažkas tai paspaustų bidinti, mane permuštų, tai mano automatiškai kaina persimuštų vėl. Kiltų į viršų, tai po biškį ir kelią iki tos ribos, kiek esu maksimum pastatęs. Bet jeigu sustotų, kažkas tai nebebidins daugiau, tai mes galim laimėti ir už mažiau, negu jūs norėjot, už mažesnę sumą. Taip kad čia yra viskas paprasta. Aš jums dar kokį kartą padarysiu dar video, pademonstruosiu, kaip tas veikia. Žiūrėkit, liko 4. Ką, važiuojam? Žiūrėkit, laimim. Pakol kas, toj bus kas nors. Bim. Klientas sakė iki 16 pastatė. Tai žiūrėkit, laimėsim už 14,5. Valio yra. Все, viskas, hebra, nurovėm dar vieną Dodge Ramą. Sveiki, važiuojam pasižiūrėti, pafilmuoti jums, kaip iškraudinėja mašinas iš konteinerio. Kažkoks durnius čia pipina iš galo. Važiuojam, pafilmuosim jums, kaip atrodo pats iškrovimo procesas. O turim dabar iškrovime Ramą. 21 ar 20 metų, neatsimenu, bet čia tas naujesnis limitedas. Ir po to darysim iš jo projektą, parodysim, kas jam yra. Ir smūgis buvo į šoną biškutį, ar ten reikės jam
nuiminėti jį nuo rėmo pačią nukelinėti ar nereikės. Nu, žodžiu, varom, pasižiūrėsim visas procesas, kaip vyksta, kai automobilis parplaukia iš Amerikos, konteinerį parsiveža ir kaip iš jo iškrauna tos automobilius. Varom. Žiūrėkit, kiek Mustangų privežta, iškrauti jau. Viskas čia iš Amerikos parkeliavę. Gražus šitas raudonas. Nu ką, eisim tuoj pasifilmuosim patį iškrovimo procesą, kaip atrodo. Nu va, mūsų konteineriukas, kurį atvažiavom filmuoti. Tai eisim tuo atidarysi, išsikrausim ir pasižiūrėsim visą iškrovimo procesą. Čia va Chebra krauna mašinas. Nu viskas, mūsų konteinerį jau atidarinėja. Einam žiūrėti, kas tenai vyksta. Varom, ane? Nu va, kaip matau viduj BMW stovi, Ramas mūsų, viską susifotkina Chebra. Ramas kaip pakabintas viršui, pakištas polistirolas, kad neliestų lubų. Audriensas pas mumis operatorius. Audriensai, mikrofoną užsidėjai? Užsidėk. O dar vienas atvažiavo, fūrą atvežė tiksliau. Einam biškį užmesim akį į vidų. Čia ramukas šitas ne mūsų yra. Ten mūsų yra dar vienas galiai įkištas. Tai va yra du ramai dideli įkišti. Ir BMW-kas va šitas va trojkė. Kokia čia yra. Active hybridas. Daužimus apžiūrėsim, tai ištraukus. Einam žiūrim, pirmas aparatas važiuoja lauk. Va, su nuimtais ratais, ratus to užmes atgal. Šiaip tai sveikas visas toks. Va, viduj kaip viskas pakabinta. Chebra susilindė trišinėje. Nu, viskas ir iškrovė, va.
Pilnai padėjo, dabar šitą paims išveš į kiemą lauk ir eis imti kitą mašiną. Tokią rampą atvažiuoja, pridės, kad galėtų įvažiuoti į vidų. Nu, o ten gale dar vienas ramas. Va taip, va tokį gargarą ištempt lauk. Ir va tenai viduje yra tas, vardan kurio mes ir atvažiavom. Viskas, ramas vienas iškrautas. Jo net nepakeliam, kiek jisai didelis, ilgas, sunkus. Nu, ten jau mūsų iškraudinėja. Atkabinėja paskutinis. Toks biškis smūgis iš šono, tik tais gavęs. Nu, žiūrėkit, ramas parvažiavo jau. Parvažiavo čia, kūrėsi, važiuoja. Tai nuimsim nuo tralo. Nuims tai nuo tralo. Ir eisim daryti defektaciją, žiūrėti, kas jam čia yra. O tu velnias! Kas čia per du garsas? Eik tu savo! Kažkas negerai. O negerai pasirodo su to ramu buvo, kad Amerikoje pavogė katalizatorius. Toj parodysiu, aš jums čia priseksiu nuotraukas, kaip viskas atrodė. Aukcione jisai buvo kaip ir užvestas, viskas tvarkoj. Parvežus mašiną iš aukciono, buvo pakelta iš karto ir padarytos nuotraukos iš apačios, iš visų galų ir jau matėsi, kad katalizatorių nėra. Tai va, žodžiu, būna ir tokių situacijų, nežinau kas ir kaip ir kokiu būdu tai įvyksta, bet nupjovė abudu katulikus. Tai daug kas reikia, buvo įdėjęs Instagramą, daug kas reikia, kad čia kainuos dabar kosmosą, milijoną, bet nu taip nėra. Ten jokių tų tauriųjų metalų daug nėra, tai patys katalizatoriai abudu su visais vamzdžiais, su visais pajungimais buvo pasiūlyta, internete pasiūlė žmonės 400 eurų už abudu. Tai va, tai čia nėra tokia jau ir didelė bėda, bet esmė ta, kad užvedus garsas buvo nustebuklingas. Tai sakiau, nereikia dėti niekam tų katalizatorių, bet to labai gerai, fainiai važiuoja. Garsas geras, žodžiu, varom. Tai va, tai stebėkit toliau, kas vyko toliau, koks remontas, apžiūra ir ką darėm. Žodžiu, chebra parvažiavo ramas, bet kriokė tai ne tas žodis. Riaumoja ne tas žodis. Žodžiu, parodysiu kokią bėdą, dėl ko riaumoja.
Все, užgesa. Nu va, atvažiavo Signeda su ramo dalim, atvežė šoną. To eisim, pažiūrėsim, ramo visas šonas atvažiavo, kaip jis atrodo. Tai jeigu reikia dalių, galit kreiptis į Signedą, pasižiūrėsit. Va toks va kiekis dalių, bet tik tais ne viskas, aiškus, pas mūsų ten toliau įkišta detalė yra, to išsitrauksim. Ramo šono unpackingas. Jau nebereikia, Modestai. Gal reikia dar? Ne, nebereikia. O pasidaryti? Vo, ledas, Agirdai, kaip čia buvęs. Iškart dėkit prie mašinos ir vsio. Toj patraukiu dėžę. Nu vsio, Girdi, ledas. Modi, įmi svarkę privyrinį ir tiek žinių. Okay. Nu, Irgi nenoriu. parodyk. Fucking. O kitą pusę. Chromuotas toks taip pat ir yra su klazona, ne, yra klazona. Ant veidrodėlio žiūrėk. Ai, žiūrėk ir kameros ir palauk, ne, čia pašvietimas. Ai, va, yra klazona. Nu tai ledas. Ką, Ramai įsivarė į vidų, viskas prasideda remontą, einam, pasižiūrėsim. Va, stovi vidų jau. O, žiūrėk, kairį atsidarėjau, ne? Nu, kaip ten vaizdelis. Bet čia nieko baisaus nėra, ne? Ne, stojka nesulankstytas stipriai. Ne, ten anksčiau biškai. Toliau, ne, biški. Nu, bet... Nu, čia nusipjauti, jo. Va. Tai nieko, dvi skardas nėra vidurinės. Dvi skardos nėra vidurinės skardos. Tai jis toks degtukų dėžutė. Nu, einu, nafig. Nu, viskas ant rėmo. Nu jo, rėminis yra. Jo, viskas ant rėmo, visas tvirtumas yra ant rėmo. O pati kabina tai kaip degtukų dėžutė. Visas atjungta. Va, guli, stovi tiksliau rėmas. Skarda viršutinė. Va, ramas jau pakeltas. Nauja diena. Ir pradėtas yra ardyti. Va, iščiame duris jau. Va, taip atrodo tos, kur buvo įluptas į šoną. Va, toks va vaizdelis ir kas čia yra pridaryta. Va, žiūrėkit, stojkė centrinė va, yra sulankstyta. Šiek tiek. Toliau šitą pusę kaip ir sveikas, lengstis yra įstumtas. Nu, va, lenkstukas, matot, čia viršutinė skarda pagrindinė nukentėjus apatinė, šiek tiek yra įlenkta. Čia va yra prapjauta, praplėšta, bet čia tą atitemps ir užvirins. Daugiau, nu, čia tai visur yra palankstyta. Tai šitą visą šoną, va, jis stovi. Visą šoną ims velniop. Toliau, ką čia turim, iš galo. Gumų tiesa nebuvo nei vienos durų, bet jau buvo duris atidarytas Amerikoje, va, iksiukai yra sudėti kažkokie tai. Šitą skardą irgi batai, bet reikėtų kažkaip tai prisirišti ir biškį atitraukti atgal. Tai va tiek, va, pakol kas su juo. Va, dar kas liečia kūzavą. Šitą, va, yra čia klostė tokia susimetusi. Tai jį reikia gelbėti, nes sparno nėra pirkti, Signedai šiaip tai yra pirkti sparnas to ramo, kuris yra be bardačioko, be šito va. Tai sparną būtų galima nupirkti, bet tokio nėra. Tai teks šitą patį tiesinti kažkiek tai, bet manau išsitiesins. Tai dabar Airis ruošia nuiminės visą tą kūzavą velniop iš čia, po to šitą va kažkiek tai ištrauks lauk. Po to, aiškus, viskas eis per kontaktinę svarkę, nugrėžios viską, nuims visą tą skardą lauk, gal ne visą, ten iki kažkur tai viršui. Nu, čia komentaruose buvo, tai kam visą šoną perkat, jeigu dalį tik tai skaičiat, hebra, be reikalo prie stogo nėra reikalo ir lysti. Jeigu jis yra sveikas, tai tenai per viršų grėžiuoti, nu, tikrai nėra reikalo, jau geriau nupjauti virš vyrių ir dajungti tą skardą, nei ardyti stogą. Ir pats darbas, automatiškai ir lubas reikia imti lauk tada,
ir stogą ten ardyti, ir po to dažyti tą stogą. Nu, nėra prasmės tikrai. Tai va, taip, kad tie, kurie šneka, gal įdėsiu komentatorių, kurį nors vieną labiausiai tenai pasireiškusi. Tai va. O daugiau kaip ir su juo viskas ir tvarkoja. Čia jeigu pažiūrėjus iš šono, viskas čia gerai. Tai va, einam žiūrėti, ką Iris daro. Va, Iris atjunginėja laidus. Fiškutės. Nu va, čia atjungia jau. Fiškės, va, mato, didelės tokios. Čia galinių žibintų turbūt ir visų farkopų. Tu dar atjungs, ką čia reikia, ir kūzavo šitą mesim velniop, nukelsim tiksliau. Va, katalizatorius, pažiūrim, kur nupjovė. Va, žiūrėkit. Vamzdis čia nupjautas ir čia nupjautas. Čia bereikėjo sugebėti taip įlyst, nupjaut, lambda zondas liko. Čia taip labai gražiai nupjovė. Va, ir ana irgi, va, vamzdis, bet jie nekainuoja, čia kosmoso. Siūlė jau čia hebra už 400 abudu. Tai va, tai nupirks, įdėsim atgal. Pažiūrėjau nuotraukose, tai jau iš aukciono buvo paimtas be katalizatorių. Nes padaro nuotraukas aukcione, dar vairuotojas prieš paimdamas mašiną. Nu va, varžtus visus išsisuko, pasikabino čia va, ant tų kronšteinų ir dabar gražiai nukelinėja. Aišku, reikia viską stebėti, kaip čia viskas eina. Maunas, nieks nekimba. Čia bamperis, žiūrėk, atsikabino. Ai, čia bamperis laiko, ne, kažkur tai. Įsikibęs. Nu, dar ir koks varžtelis, ar kas. Varžtelis? Tai nieko baisaus. Ką, dublis 2. Viens varščiuks buvo nenuims. Žiūrima, čia viskas atjungta. Viskas nusikelinėja gražiai. Ten kažkas dar laiko? Ai, maksimum iškėliai. Ir viskas, dabar pavažiuoti į priekį tik tais. Nu kas čia, per mažai pakeltuvos iškelia. Ir nėra kaip nuvažiuoti. Tiek va pasikėlė. Viskas čia atsijungia. Ir maksimum pakeltuvas pakeltas. Ha. Ir nuvažiuoti nėra kaip. Nu tu. A jeigu padangas nuleist? Nepadės padangas nuleist? Padangas nuleidus. Nu, gal kažkiek tai, nu kažkiek pažemės, aiškus. Nu vesk, modė. O, visas nusileido. Ai, kitoks. Dar. Važiuok. Nu, važiuok. Nu, koksai prikolinas. Gerai atrodo, ble. Geras čia atrodo. Nu, bet čia iš tikrųjų gerulis. Va, pasiliko kabina kabėti. Kaip ir ką čia turim. Ką? Skaudžiai jo iš čia užlaužytas. Nu va, ir jis nusiėmė kuzovą. Pasidėjo ant padangų gražiai.
kad nieko čia nesulaužyti, nesugadinti. Šitą daiktą čia remontuosim, kažkaip pasistengsim ištiesinti, sutvarkyti, o dabar galime eiti pažiūrėti, kas ten servise, ką su jie ten daro. Nu, stovi Juozas, jau matau vardą saloną. Juozai, ardai saloną? Ja. Tas sėdynės Airis prašė išimti, ne? Jo, viską vis tiek reikės. Nu, kampą tą ten prieiti, nereikia. Stiklą reikės pjauti, aplinkui visą. Stiklą jo reikia pjauti, bet čia taip pavojingas iš to stiklo. Jisai pakankamai brangus ir prie jo prieiti sudėtinga. Bardačiokus va šitos va sulaužė, ne, būdu? Nu, bet sulapkim. Sulapkim, jo. Nu, čia amžina bėda su ramais, nes tos dėžės išsikišusios tokios. Rėmas nesupuvęs. Šitas slengstis, va tas išvažiuojantis vienas sulaužytas yra. Tai pažiūrėsim po to, kokių ten dalių reikia. Ir viskas arda, viską lauk. Nu, o tuo tarpu, žiūrėkit, atvežiavo BMW-ką vieną. Čia buvom pirkę, klientas pagavo jį sveiką, nu beveik sveiką. Taip, čia biškutį toks, čiučiut bamperis užgautas, nu jau labai minimaliai va. Neatsimenu, už kiek pirko, 13 metų, bet jis toks prižiūrėtas, va galit pasižiūrėti pagal loto numerį. Už kiek pirktas, visas sveikas, tai saloną dabar neįeisiu, salonas irgi visas tvarkingas yra, užrakino jau. Tai va, kainą galit pasižiūrėti, tai jeigu reikia ką mašinos, tokios ar kitokios, tai pereinat į puslapiuką arba viršui kažkur tai, čia kažkur viršui prikabinsiu nuorodą, galit užeiti ir pasižiūrėti, už kiek nupirktumėt vieną ar kitą mašiną. Tai va, o mes judam toliau su Ramu dirbti. Bet čia taip metalas kietesnis toks biškė, ne? Ar man taip atrodo? Nu sunkiai pasiduoda šlifavimai, ta viršutinė skarda. Jos tai jau pavargus. Nu. Nu, va, kaip matot, šitą jau biškį atitiesino, atsitempė. Tam, kad galima būtų nupjauti, išimt lauk. Stiklą turi atvažiuoti, ne išimti užsakytų. Tomas, nežinai. Lupė jau, skardas. Siautėjai, blecha. Jau, išsilupo Airis šoną, nusipjovė, nebespėjau čia parodyti. Detalės įsirašinėja, ko trūksta, va, gumų trūksta, kažkur dingo. O čia tai viskas kaip ir sveika. Antrą tą skardą, matot, nieks nesulankstyta. Viršutinė tik tai buvo suvaryta. Bet čia taip gražiai ta skarda visiškai nepaliesta. Nu, biškutį buvo įvažiavęs, ne? Nu, bet jau minimaliai. Ir nėra jokių sutvirtinimų. Ką ir su tas lenkščiu, manai? Išsipjauti, ne? Jau kietas čia. Ir ant staklių jo nepastatysi, kad prisirišti, prisikabinti ir ištraukti. Nu. O priekis čia viskas gerai, ne, tos skardos? Vyrai gal nebent, ne? Jo. Vyrai vos vaikšto. Nein palenkti.
Eina į tą pusę lenkia. Eina. Tikruvo batai yra. Nu va, sveikas duris atsinešė. Tai bandys Juozas prisidėti ir pažiūrėti, kaip čia, kas ne Juozas, Airis, kaip čia tinka, ar viskas čia nėra pastumta kas nors. Nu, opa, viskas apačioje. Gražu. Labai gražu. Nu, bet tai čia Bus lankstam. lankstam batai, o prie tų durų naujų nebuvo, ne? Yra praėjęs, nebuvo. Nu, žiauriai nuvažiavęs, va. Uždėjo vadinos duris, viskas nukritė į apačią. Lankstai suvaryti. Čia įsibaigė savo tą gabalą. Kažkaip tais tą vietą. Ta visa ta forma su priekiniu slenkščiu. Čia yra peizažinė, kokia yra vieta. Kurioje vietoje, sakė, yra linkę? Nu, va čia matai, va. Ir vyrai pavažiavę, ar ne? Ne, čia yra šaltenis. Banga kažkokia tai. Čia su kamerim galas gali netitikti tas. Nu, yra siūlė, nu, reikia klausti, kiek kainuoja tas viduriukas. Ir gal ir pakeisti. Matai, čia kažkokia bangelė yra. Tai nebūtų žinai biškinai įstumta. O priešingų atveju Man taip kaip pjauti į žemę. imti lauką, ne? Bet tai čia aš prisivynius, aš nepatims. Nu, labai kietas čia yra metalas. Nu, o žiūrėkit, atvežė vyrius. Airis pakeitė vyrius ir viskas čia sueina. Viskas sueina ir viršus sueina. Biški šokį. Ne, nu viskas gerai, ne? Maišas lenkščiai. Maišas lenkščiai, nu. Ir šitą reikia patemti, ne? Kiek čia iš... Nu. O tą jau atsipjovęs tiek, kiek turi būti. Tai va šitą dalį ir keisi, ne? Šitą va kiek atpjauta, tiek ir keisi. Nu, iki priekinės stojkės faktiškai ir iki viršaus. Va, matot, kokia dalelė liko tik tais nuo ramo rėmo, tai šitas va gabaliuks viršutinis nereikalingas niekam. Tai va, rėmas buvo pirktas Signedui. Signeda mums parūpino. Originalas. Tai va, pasikeista viršutinė skarda ir bus gerai. Nu, Airis dabar temps lenksta. Kadangi ant staklių pastatyti neeina, tai čia pasidarė tokį va bairį. O ten metalą užsidėjo į tarpdurį, pasistatėm šonų taip. Imsiu va libiotkę, čia prisivyrins. Ir patems biški, nes neina uždėti tos skardos maišuose pačia. Nu, plokštelė yra. Visą mašiną, man atrodo, tempsi. Nu, kas čia per duvų kruntasas bus, nu. Kaip sakoma, reikia suktis iš padėties, nu, su tom, kas yra. Opa, žiūrėk, eina. Eina. Ir normaliai eina. Atitrūko svarkė, bet ir išlindo lauk normaliai, ne? Nežinau, per galvą.
Ką? Покажик, не знаю, продал. Nutrūko. Tu va čia dar biškį reikia išsitraukti šitą va vietą maždaug per tiek va, per 2-3 cm. Ir viskas, o čia pasirodo tas metalas pakankamai lengvai. Airis prisigaminęs kilpų visiems gyvenimo atvejam. Chebra, nevyrinkit, neatsijungia kumą. Čia ne tau tai sakau. Čia aš tu žinau ir taip, kad tu žinai tą. Nu, prisivyrino kitą vietą. Duobė, va matot, kokia yra. Ten tau atsijungia, Airi. Eina. Opa, kaip gražiai išsilenkia. Biškį sukal dabar reikės, ne, viršų. Dar kažkur trauksi, ar? Ne. Viskas užtenka, ne? Tai čia drugo. Ai, bamba tą. Nu, Užmaut neina. nežinau. Nu, pareina Airis su skarda. O. Nu, kaip čia buvus, ble. Nu, ledas. Kaip čia buvus. Ir užsimovė dabar jau gerai, ne? Jo. Ir vietos dar turbūt yra. Spaudė, prisiminti, kad būtų. Atrodė toks daužimas sudėtingas, bet blecha, pakankamai paprastai darosi. Dabar jau pjausis iš karto jį, ar? Ai, šitą dabar, ne? Nu, o čia tas tarpiukas. Nu, šits va. Pastum su hidraulinė koja, ne? Jo. Nu, va, susileido jau. Airis. O, per slengsti čia. Čia jau ir suvirinai, ne? Ai, ne, dar suvesta. Šičia va. Ir čia. Ir tiek bėdų. Atrodė baisiai. Durys, aiškus, pakeistos į kitas. Netgi spalva pataikyta, tai dažyti greičiausiai net nereikės. Jos kaip ir sveikos atrodo. Viskas sueina ledovai. Tai tiek, perėjęs dabar prie kūzovo remonto. Nu, atėjo laikas tvarkyti šitą kūzovą. Tai įsinešė Chebra, pasikabino va, toj uždės ant staklių. Kažkokiu tai būdu čia prisitvirtins jį. Nežinau kokiu, nu pažiūrėsim. Ir nes reikia staklių, kad tą kampą ištraukti. Matot, kaip jis čia įvažiavęs yra. Kad čia galėtų prisivyrinti ir ištempti lauk. Tai va, nu pastebėsim, pažiūrėsim tą veiksmą visą. Ir viso, o mašina jau yra viskas suvirinta, sutvarkyta, atiduota dažymui. Nu ir žiūrėsim, kas ten, kaip ten gaunasi. Nu va, pasikabino. Va, yra už ko kabinti. Briaunos tos yra, kaip ir ant mašinos. Eilinės.
Vyrincės, ne kažkokias ausis, ar? Nes už kažko paimti tai reikia. Ir išsitraukti. Čia biškis puterio, ne? Biški spoterio. Biški kuvaldas. Be kuvaldas niekaip. Nu, va, kaip pritvirtinta. Matosi, ne? Ir viskas. Einam pažiūrėsim, Ana, kaip tenai viskas padaryta. Nu va, su šito kaip ir viskas suvirinta. Užpasta gruntu. Va, pravirinta viskas. Taip pat atrodo. Ir čia va suvirinta viskas padaryta, pakeista. Nu, nėra prie ko kabinėtis. Plets. Nu ką, Ramas jau dažyklų, einam pažiūrėsim, kaip nusidažė. Nebepafilmavau to kabinos kūzovo to tiesinimo, nes nebetilpo į šitą seriją, einam dar pažiūrėsim, kaip nudažytas. Nu va, ir dažymo kameroj, va stovi Ramas, apdangstytas, matot, tokia didelė kamera dažymo pas mumis. Skaitykit, sutilpo ir toks gargaras Ramas įtilpo. Ir dar turim čia priekyje vietos susidėti kažkokiem smulkiam daiktam. Tai einam ir apžiūrėsim. Va, duris nudažytas. Yra pakankamai neblogai, aiškus. Viena kita dulkelikė va yra. Va ir čia. Tai be jų niekaip. Toliau va, prisilipinta yra ant kapoto dangtelis. Tas po to savininkas buvo nupirkęs, kažkas šitas buvo nedažytas, va šitas. Va. Tai nudažė ir šitą, ir žibintą, man atrodo, nulakavo. Jo, kaip naujas, visas lakotas. Va, visas tas prajomas, taip vadinamas. Ta, kur keitėm, žiūrėkit, kaip gavos ledovai. Nauja mašina. Nieko nėra, viskas labai gerai padaryta. Durys, aiškus, išimtos. Vienas dažė, nežinau kodėl, lyg tai žadėjom nedažyti, bet gal buvo kažkokių tai pabraižymų. Tai va, ir pati kabina. Žiūrėkit, hebrytė, matėt, kaip čia buvo. Viskas suvaryta. Nu ir nieko, va, ledas. Ledas Airis pasistengė, ištampė viską, ištiesino. Padarė viską, kaip turi būti, nudažė visą sparną, greičiausiai su perėjimu. Turbūt iki čia, kur nors ėjo dažai. Ir lakas tada ant viso. Visas tas šonas yra. Visas šonas dažytas, priekinis sparną, tik tai nelėtė, nes jisai sveikas buvo. Ir priekinių durų. Nu, gavosi labai super puper. Tai žodžiu, nusiklejuos ir išveš į lauką. Dar lauke galbūt biškį parodysiu. Užsideda ant Ramo. Ramas šiandieną, rytoj išvažiuoja dėtis dujas dės. Savininkas susitarė, nes jį reikia dujas įdėti. Katalizatorius jau gavo, atvežė. Šiandieną sumontuos katalizatorius, rytoj liktais išvažiuoja dujas dėti. Tai va, tai turbūt tam kartui tiek seriją ir baigsiu, chebra. O jeigu patinka turinys, nepatingėkit, pereikit į ją pačią, parašykit komentarą, paspauskit patinka, jei nepatinka. Spauskit nepatinka, prenumeruokit kanalą, kad nepraleisite toliau ateinančių serijų. Jeigu kam reikia iš automobilių, iš Amerikos, tai skambinat, rašot, einat į puslapį, va čia uždėsiu nuorodą usautoimport.lt. Einat, pasiskaičiuojat kainą, parvežam. Jeigu reikia remonto, laimėjus mašiną visą laiką iššoka langelis, ar reikalinga remonto paslauga. Jeigu norit rezervuotis eilę, spaudžiat, kad reikia, iš karto pastatom jumis į eilę ir grįžus mašina iš karto eina į remontą. Šičia buvo pavyzdys, kaip atrodė baisiai, bet iš tikrųjų nieko katastrofiško nebuvo šitam automobiliui. Ir sėkmingai važinėsis ir naudosis šitą mašiną. Tai va, tai tiek, chebra, ir iki susitikimo sekančią savaitę. Iki.